diena. Labą dieną. Kaip ten sakė, iš Pautenas, ne? Iš pačias Utenas. A iš pačias dar Utenas. Nu, va, smagu, atvyko į Akmenės kraštą, aš esu Margarita Skabeikienė, čia tos rezidencijos valdytoja. Jo, čia yra, kaip pasakyti, dabar buvęs smėlio karjeras, padaryta jau 20 metų automobilių kroso trasa ir vyksta varžybos ir toj smėlio dėžiai dabar žais saugė. Iškabina, tai va, čia yra saugusi smėlio dėžė ir vyksta va, visokie užsiėmimai. Na, o kad jums turbūt esate išalkę, iš toli važiavot, pietų negavot, tai mes turim paruošę jums 2 karštus ir vieną, nu, kaip pasakyti, nebus ant šalts, bet Šviežus, ane? jo, tai lėtas maistas, turbūt žinot, kas tas yra lėtas maistas, labai reklamuoti gal nereikia lėtą maistą, jis yra uždraustas viešai vartoti. Nu, tiek to, viskas jau įrašiau. Bet turbūt žinot, ne, lėtas maistas tai yra viskas iš mūsų ūkio, iš mūsų žemės, iš mūsų rankom užauginta, tai bus šiandien sriubelė, pusmarškonė košė, apie kurią papasakosiu, na ir mano rūginis pyragas. Tai va, viskas yra iš ekologinio ūkio gaminiai ir kad nieką kaip pasakyti, neužlaikyti. Jeigu norit rankelės nusiplaunat, yra kraniuks ir linksmasis namelis atpalaiduojantis toliau biškutį, kam reikia ir sėskit prie stalo tada. Viskas yra paruošta. Jo. Jeigu kas įskaitot,